Sveiki visi, ką tik grįžau iš studijos, kur turi vykti šitas filmavimas. Teisiškai mes dar nebuvome pasiruošę priimti tokį sprendimą, kokį šiandien priėmiau aš viena, nepasitarsiu teisėsaugoje dirbančiais asmenimis. Dėl to atvykau į studiją ieškoti kompromiso, naudingo tiek abiems, tiek laidos prodiuseriams, tiek man, kad daugiau neinscenizuotų neigiamų situacijų mano atžvilgiu, kad nebesityčiotų iš manęs ir nekalbėtų iš neigiamosios pusės. Tačiau išgirdau užklausėse, jog vėl iš manęs yra tyčiamasi, kalbama laidos metu vėl apie mane vieną, kaip aš nemoku šokti ir kad man reikia išmokti šokti, nors projekte kiekvienas dalyvis atvyko čia tam, kad išmokti šokti arba išlavinti savo įgūdžių. Labai liūdna iš tikrųjų, kad buvo paruošusi gražų numerį, tačiau mums net nedavė parepetuoti, nes sakė tuo metu reikėjo repetuoti šiandien ryte, o ne dabar, o ryte aš buvau užsiėmusi su advokatu kalbėti, ką aš turiu daryti, kokie turi būti mano tolimesni veiksmai. O atvykusi, aš mačiau, kad yra dar pilna laiko, buvo gal 2 ar 3 valandos iki eterio, kad mes galėjom repetuoti, tačiau nenorėjo suteikti šansų. Tai man iš tikrųjų liūdnas, aš nebežinau, kaip dabar bus.